Dniestro upės slėniuose ir aukštumose įstabūs vaizdai, tačiau joti čia nelengva. Nuolatinės įkalnės ir nuokalnės vargina ir žirgus, ir raitelius. Šie, nenorėdami nualinti žemaitukų, sunkiausias atkarpas įveikia savo kojomis. Vytauto didžiojo keliais Juodosios jūros link traukiantys žygeiviai pastarosiomis dienomis jojo palei Dniestrą, už kurio jau Moldova. Jojant Dniestro upės slėniais ir kalvomis, prie žygeivių akis atsivėrė išskirtinė panorama. Net prasidėjo diskusijos, kad šiais keliais prieš 600 metų turėjo joti savo valdų inspektuoti vykęs Vytautas. Didysis kunigaikštis tikrai negalėjo aplenkti tokių įspūdingų vietų. Manau, buvo tikras karvedys ir atsakingas už valstybę žmogus ir, kad mąstė valstybiškai ir žiūrėjo į šalis, kurios būtų išties nuostabios, vertos būti LDK teritorijai. Nuo Novodniestrovsko traukiant Bronicos link, žygeiviai stabtelėjo prie pakeliui aptikto šaltinio, kurio vandeniu pagirdė žirgus ir patys numalšino troškulį. Už žygį! Iš visų įspūdžiai geri. Kalnai buvo, prieš kalnus ėjom, paskui nulipom nuo žirgų, kad biskį arkliai atsidustų biskelį, ir mes kojas pramankštinom. Ir kada jau leidomės, tai ten baisu, te pažiūrai į apačių, galvoju, o jei paslystai, tai gali ir nuvažiuoti. Nemalonių staigmenų vis dėlto nepavyko išvengti. Jojant Mogiliov-Podolskį miesto gatve, ant akmenuko paslydo Neringos Kulokaitės žirgas Aisetas, kuris ir pats griuvo ir išvertė iš balno raitelę. Buvo skrydis ant asfalto. Aisetas paslydo, turbūt, aš nesupratau, kas vyksta iš tikrųjų, nes arklys po manim dingo. Ir tada toksai rankas spėjau ištiesti, viskas gerai, su keliu. Ištvermė ir užsispyrimas – svarbiausios žygeivių savybės, padedančios atlaikyti sudėtingą kelionę. Turime komandoje abejonių, ar vienas ir kitas raitelis dar pabaigs žygį, bet visi komandai stiprus kol kas. Kiek atlaikysim ar atlaikysim, visi žiūrėsim, bet iš ties taip nusiteikimas yra didžiulis iki šiol. Manau, kad tą tikslą raiteliai pasieks. Iki tikslo Očekyvo miestelio prie Juodosios jūros liko paskutinis, psichologiškai ir fiziškai turbūt sunkiausias ketvirtadalis kelio. Ar Juodoji jūra toli? Reporterė Eglė Šilinskaitė, Ukraina.